Pratimas akims, kurį išmokau iš mokytojos Lavinija Plonka. Ji yra Feldenkraisio metodo mokytoja. Pasirenkam vieną akį, su kuria darysim pratimą. Galima jį daryti vaizduotėje, ar galima naudoti ir judesį. Taip, naudoti savo rankas. Iš akies centro išleidžiam strėlę, siūlą ar tiesiog liniją ir jos galiuką pasiimam 2 pirštais – smiliumi ir nykščiu. Ir padedam ant tos strėlės, ant to savo siūlo vieną mažą perliuką. Pradedam ridenti šį perliuką link piršto, link akies, link piršto lėtai, link akies, dar kartą link piršto ir lėtai link akies. Ir kitą kartą sustojam per vidurį to savo siūlo, tarp akies ir piršto. Su kita ranka bandom pasiimti perliuką. Galit atsimerkti ir pažiūrėti, ar kita ranka atsirado centre, taip, tos linijos tarp piršto ir akies, ar kažkur kitur. Vėl užsimerksim ir su kita ranka jau dabar ridensim perliuką link piršto. Lėtai, galim skaičiuoti iki 7. Ir link akies. Ir vėl link piršto. Ir vėl link akies. Sustojam ten, kur patogu, atsimerkiam. Pasilyginam akis. Pasidžiaugiam ir padarom su kita akim.